Gerbiami kolegos, tik eidami vertikalių monopolijų suskaldimo keliu ateityje sukursime gerai veikiančią saugią dujų rinką. Be abejo, elektros ir dujų rinkos yra gana skirtingos, todėl negalima jų visiškai sutapatinti savo dokumentuose, ką, manau, teisingai padarė ITRE komitetas. Deja, turime tik keletą dujų tiekėjų ir esame, o atrodo, ir ateityje būsime gyvybiškai nuo jų priklausomi, jeigu tos priklausomybės maksimaliai nesumažinsime. O mažinti būtina visais būdais ir tam svarstomi dokumentai bus labai svarbus. Dujų rinkos situacijoje būkime realistais, todėl ir renkamės trečiąjį kelią. Būtina atsižvelgti į realią valstybių narių dujų rinkos būseną. Pavyzdžiui, Lietuvai, kaip ir kitoms Baltijos šalims, dujas tiekia vienintelė Gazprom įmonė. Be abejo, Kremlius nori išlaikyti ir padidinti savo įtaką ES dujų sektoriuje. Tam negaili ir finansinių resursų. Visi pastebėjome, kokio masto lobizmas vykdomas dėl Nord Stream ir kitų projektų. Tai jau ne ekonomika, o politika ir gana agresyvi. Atkirtis šiam diktatui mūsų veiksmų solidarumas ir bendros europinės sistemos sukūrimas bei alternatyvios energijos. Čia be abejo ir branduolinės projektų palaikymas ir vystymas. Tam reikalinga politinė valia ir bendri finansai. Ačiū.